Labą dieną. Šita vėliava iš tikrųjų labai brangi, kur dabar laiko kolega. Tai dėl to, kad yra iš Klonio gatvės. Ir visi žinom, kas vyko tą rytą. Tada aš noriu paliudyti, kad kadangi galbūt ne visos žiniasklaidos priemonės iš tiesų tai nušviečia, tai aš liudiju, kad mes, Lietuvos piliečiai, taikus, sugiedojome ten himną. Būdami sąmoningi ir atsakingi piliečiai, mes nesipriešinome tam nelogiškam teismo sprendimui ir praleidome antstolę. Bet nežiūrint į tai, vis tiek iš susirinkusiųjų tarpo tikslingai buvo ištempiami kai kurie ten stovėję žmonės, matyt tie, kurie atrodė pavojingiausi, tai yra Klonio gatvės budėtojai senbuviai. Ir aš pati savo akimis mačiau, kaip juos parvertė ant žemės, draskė, mušė, vilko. Taipogi iš labai arti mačiau, kaip kokie 6-7 uniformas vilkintis pareigūnai spardė, talžė, trypė dailininką Romualdą Radišauską ir jo laikomą trispalvę. Iš rankų išplėšė iš senuko laikomą Jėzaus atvaizdą, nusvedė į kampą. Šitam nužmogėjimo laipsniui apsakyti neužtenka žodžių. Kodėl buvau Garliavoje? Ten atsidūriau po kovo 23 dienos, nes jau tuomet buvo peržengta nužmogėjimo riba. Tiesiog nebeįmanoma buvo sėdėti šiltai namie prie televizoriaus ekranų. Reikėjo važiuoti ir važiavome genami vieno intereso, kad būtų apgintas vaikas, tiesa ir teisybė. Nieko neverčiami, keliavome tos 100 kilometrų savo lėšomis, savo transportu, miegojome automobiliuose arba išvis nemiegojome. Ir ne taip, kaip mums pasakoja tendencinga žiniasklaida, ten sutikau ne kažkokius tai keistais epitetais vadinamus žmonės, o sutikau kaip retą, dorų, šviesių, išmintingų, protingų, išsilavinusių žmonių. Jeigu turite kantrybės vieno tokio žmogaus liudijimą, poetišką tekstą, aš norėčiau dabar perskaityti. Tai yra Aušrinės tekstas. Tai yra labai gerai atspindi tai, ką mes visi išgyvenome tą gegužės 17 dieną. 2012 metai, gegužės 17 diena, 6 valanda ryto. Taikus rytas Klonio gatvėje. Kava, arbata, sumuštinukai, kurios taip nori ir gausiai kiekvieną dieną aukojo geri žmonės. Rytinės kalbos apie paskutinės naujienas, paukštelio giesmė, miela, skambi ir žadanti puikią, gražią dieną. Dar vieną laimingos ir nerūpestingos vaikystės dieną. Ir gražus, jau broliais ir seserėmis tapusių žmonių veidai. Kaip ir kiekvieną rytą diskusijos, ims ar ne, ir ramus laukimas. Tiksi minutės, kaip sulėtintame kine. Tik staiga taikos ir ramybės oazę perskrodžia susijaudinusių žmonių balsai. Jie blokuoja kelius. Krintant žemės nebaigtos gerti kavos podeliai, sklendžia į šoną taip jaukiai šildę kūnus apklotėliai ir taikus veidai įgauna akinančiai baltą panikos spalvą. Erdvė užtvindo tirštas, saldžiai kartus, artėjančio siaubo kvapas. Jie ateina. Apsisprendimui laiko nebėra. Jo ir nereikia. Apsisprendimas jau padarytas. Budėtojai puola prie namo, kad gyva grandinė, gyvomis širdimis užtvertų kelią, kad pasakytų jiems, atsikvošėkite, broliai. Mes stovime vieningi, susikibę rankomis, apsiginklavę malda, Lietuvos himnų ir vėliavomis. Stiprus savo žmogiškumu, savo širdimis, savo sąžinę, mūsų nieks nenugalės. Iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. Jie ateina. Jie eina ir eina nenutrūkstančiomis kolonomis ir nesimato galo. Kadagi jie baigsis, kadagi pagaliau jie baigsis, pasigirsta malda. Kažkas desperatiškai šaukėsi Archangelo Mykolo pagalbos, kažkas kalba Tėve mūsų, o jie artėja. Pasigirsta Lietuvos himnas, graudus iki skausmo, galinga savo dvasia. Šaukiame Lietuva ir prasideda smurto aktas. Aktas, dėl kurio daugelį grauš sąžinė. Jie ir mes tampame viena mase. Jie ginkluoti elektros skydais, dujomis, kulkomis, šunimis ir mes ginkluoti Lietuvos vėliavomis, Dievo paveikslų ir savo ryžtų. Vyrai, ką jūs darote? Klumpa ant kelių raudančios moterys, maldaudamos jų sustoti, spiegia siaubo apimti vaikai, tie, kurie dar visai neseniai su mergaitė žaidė kamoliu. Jie dar ir šią akimirką galėjo rinktis.
ir pasirinko. Gyvi žmonės, valstybės piliečiai tapo kliūtimis, kurias žūtbūt reikėjo pašalinti. Ir tą akimirką mes visi tapome nieko nevertais daiktais, mėtomais, stumdomais, mušamais, voliojamais, tampomais ir kišamais į policijos mašinas. Kliūtimi tapo ir Lietuvos vėliava, pareigūnų kojomis išvoliota po žemę. Pasigirsta šlikštus pjaunamų durų garsas, dūžta stiklai, šaukia, meldžiasi žmonės, ašaromis plūsta dorų ir sąžinės galutinai nepardavusių policijos pareigūnų akys, o už stiklo vis dar laisva, vis dar turinti viltį, šaukia mergaitė. Nenoriu, bet niekas apart gynėjų jos nenori girdėti. Viskas baigta. Sudie, Lietuvos deimantėlį. Šlovė neteisingumui. Kodėl? Už ką? Dėl ko? Ar todėl, kad ji ir taip buvo auka? Ar todėl, kad šioje valstybėje teisiami ne nusikaltėliai, o aukos? Kai Klonio gatvės kieme plazdeno nerūpestingas, laimingas drugelis, ruseno viltis, kad tiesa ir teisingumas nugalės. Kol Lietuvos vėliava oriai plazdeno žmonių rankose, dar ir tada ruseno viltis, kad tiesa ir teisingumas nugalės. Deja, taip nenutiko. Klonio gatvė, kaip ir kiekvieną dieną, gegužinės pamaldos, renkasi žmonės, skaudančiomis, žaizdotomis širdimis, sudirbtomis sielomis, ašarojančiomis akimis. Tylus ir ramus, nugalėti fiziškai, bet nepalaužti dvasia. Visi mes tą dieną pasirinkome. Kaip keista, kad viskas dar gali žydėti.